Labą dieną visiems. Šiandien važiuosim į 12 O'Clock Boys sezono uždarimą. Organizuoja vaikinai ir merginos šį uždarimą, tai bandysim nulėkti. Pasižiūrėsim, kas ten geresnė, kas vyksta. Tai nieko nelaukia, šokam į veiksmą. Pum. Čia veiksmas vyksta. Šauteka. Bepračiai. Gražiai išlaikė. Pasirodo ne tik 12 valandos berniukai, bet ir merginos taip pat gerai varo. Smagiai čia parodė biškį veiksmų. 12 valandos berniukai. Visai fainiai uždarė sezoną. Pasivažinėjom, pabuvom. Prisižiūrėjau, kaip visi kelnuoja vienkės. Nu ir užsimariau, nu ir aš noriu. Žiauriai rizika, noriu keidžą nusipirkti, apsauginį. Bet teks pradėti mokytis be keidžo ir tikėtis geriausio, kad nepadarysiu kokios nesąmonės. Kaip įprastai kažką pamirštu, tai šalmą užsisekti, rankovę užsitraukti. Gerai. Žmonės sako, iš pirmo kelti nesąmonė yra, per aštru, gerai tikiu. Keliai iš antro, bet jie kelia su litriniam britvom iš antro. Čia man iš trečio pakelti, jau čia vis tiek be šansų būtų. Kaip iš sankabos kelti, jeigu aš visą sankabą nuspaudžiu su visais pirštais, tai tada gaunas, aš paleisčiau sankabą ir pamesčiau vairą iškart. Jeigu spaudžiu su 2 pirštais, tai prisispaudžiu kitus pirštus. Ar užtenka tiek? Nu, bėgis persimeta. Bet nežinau, vis tiek, nes visais pirštais laikyti tą rankeną, tai baisu. Nenormalus.
Aš šiandien 50 bandau mini vinkę pakelti. Čia praskridom kokį 200. Ok, biškį pasikeliu, iš karto stabdį. Ir čia repas gaunas vienas. Tokia praktika. Sveiki. Tas bičelis tai. Gerai. Dar vieną rapą. Gerai. Iš karto ant stabdžio. Gaunasi repas. Pakėliau, nuleidau. Ir reikia priprast, būtinai stabdį naudoti. Nes jau buvau pabandęs ir nuslydo abi dvi kojas tiesiog nuo pegų, tai reikia priprast laikyti kojas ant pegų. Gerai. Dar porą bandymų. Iš nugaros neparskrenda ant 200. Stabdis. Nusimetam greičio. Ir stabdis. Jaudulys biškė. Ima toks. Gerai, dar kartą pakeliam ir nusileidžiam. Stabdžio nusileidžiam, gerai. Stabdis. Reikia atsargiai su gazu, kai padedu mocą ant žemės, nes tada jautrus būna. Gerai, dar kartą. No. Gerai, pakyla mocas. Jaučiu, kad man biškį taip reikia ir pasipraktikuoti. Nebandyt čia dabar nei kampą laužt, nei ilgai išlaikyti, tiesiog tą praktiką pakelt, užspaust stabdį, kad niekada nepamirščiau kojas to vietoj. Bet šitais ritmas pasikelia iš karto. Kažko kamera nori kristi. Bandom apsisukti. Reikia pažiūrėti, kad nenuskintų manęs. Ačiū. Visai gera praktika gaunas. Biškį baigiu priprast prie rankenos, kiek reikia sukt. Labai nedidelį, bet ir gerai. Čia tik praktika. Ok. Gerai. Biškį ilgiau pasilaikė. Geras. Gerai, labai suskaustas jaučiuos. Ir širdis biškį plak greitai, tai... Šits ilgesnis gavas. Sušilau, pavargau, atrodo nieko nedarai, sėdi tiesiog rankeną sakinėjai ir biškį pailsim. Buvo ką tik atvaręs tasai sustojo, kur praskrida pro mane, sakau, ant 200 tipo, bet jisai sakė, kad čia 290 tipo ir viskas. Tai 290, ne 200. Bus infarktą negavau. Vėl parskrend 290, kaip atrodo. Čia stabdė jau čia ant galo.
Kas žiūri juokės. Ok. Plius vienas. Noriu pakėlęs dar pamatyti, atleisti ir vėl paspaus gazą, kad tai biškį ilgiau palaikyti. Gerai. Ir... Čia tiesiog ilgas gavas, nes... Ne, čia nesigava čia. Čia baby wheelie. Vos pakilo. Gerai. Wow. Gerai. Hop. Ne, hop. Apgavau. Hop. Vėl baby. Mažai pakėlęs, bet ilgs išlaikėm. Tai čia tiesiog kaip vaninas tie chasing wheelies, kur gaudai. Nesiskaito tai. Nu, bet +1 vis tiek praktika. Gerai, jau pavyksta po biškį. Pavyksta po biškį pakelti, atleis gazą ir vėl pasukti. Dingsta tokia baimė pakelimo. Tai pliusas, labai gerai. Toks. Ir... Tas toks aukštas atrodė, bet +1. Ir... Žiauriai gaudžiau, bet patiko aukštis. Nepatinka. Kontroliuoti, atsargiai, sustabdžius su gazu nuleisti. Ištaisom klaidą. Neparvažiuoja niekas. Gerai. Suleido gražiai, +1. Koją ant stabdžių nepamečiau. Gerai, dar vieną. Paskutinis šiandien. Super! +1. Plius. Sakyčiau, kaip pirmi normalūs bandymai. Visai gerai, patenkintas. Gerai, praktika. +1 susidės. Nežinau, kaip bus jau koks +100, +2, +300. Tada jau daug geriau jausias. Gal tą aukštą kampą suprasi. Bet kaip jį supras, kažin. Tada čia jau bus dar vienas naujas jausmas, kai aukštai pakelsi į tą kampą ir... Nu, žodžiu. Bus matyti. Dabar reikia tik tais man +1 susirinkti. Ir bus gerai. Praktika einam. O tokių gražių +1. Eik, savo, kai smagu. Ai, dėl tos ankabos. Buvo sustojęs tasai, kur lakstė. Pakalbėjau apie ankabą. Tai sakau, tu nuspaudi čia, paleidai. Jisai sako, ne, nereikia visos spaus ankabas. Tipo, užtenka, tarkim, kaip dabar gazas. Tipo, čiut nuspaudi, kada pradėt jaustis. Tai tipo tiek, tai reikia, čia čiut nuspaustas ankabą reikia. Kai iš ankabas, kai įsivaizdavau, tipo, nuspaudė iki galo ir paleidė, bet tada vairą, nu žodžiu, visai netai buvau supratęs su ankabą. Bet dar anksti, su tom ankabom mėgint, dabar reikia man +1 susirinkti kelius šimtukus praktikos. Ir tada, nežinau, žiūrėsim, ar ieškot kampą, ar pradėti su ankabą mėginti. Ir būtų gerai iš šono nusifilmuoti, pažiūrėti, kiek pasikeli, nes gal čia aukštai jau? Ne.
tikrai ne už tai čia. Ai, čia ir baigsim tą blogą, nes čia toks trumpas, čia tiesiog norėjau greitai pasimokyti, pasimėginti, tai reikia degalinę dar. Tai kai, susimatom kitam. Ai, ne taip. Visą.